Štai kokią mes vietą atvažiavome, kaip vadinasi. Tai parodysiu, kaip gyvai tai atrodo. Va, mes čia esame po tokiai vietoj virš vandenyno. Ir va, kaip tai atrodo gyvai. Aha. Kartais va čia vat smarkiai taip duoda banga. Va, daužosi. Toks plyšys. Ir mes to eisim tokiu taku aplinkui pasivaikščioti. Ir čia turėtų būti ir baseinai, kurie atoslūgio metu turėtų parodyti mums įvairių gyvūnų. Bet dabar yra potvynis. Tai mes lauksim kelias valandas, jeigu spėsim dar šiandien iki vakaro, jeigu bus pakankamai atslūgę, nes pikas atoslūgio bus tik tai 12 nakties, o sutemsta jau 7. Tai bijau, kad nieko nebus. Ir tikriausiai čia tada nakvosim, nes 11 ryto vėl atoslūgio pikas. Na va, mes truputėlį žemiau. Čia galima palipti žemyn. Va, kaip gražu. Galingai. Ką tik kalbėjom apie tai, kad neilgai truktų gyvenimas, jeigu į šitą skylę įkristum. Nes kaip reikiant čia daužo. Čia labai gerai būtų, jeigu ruoniai būtų, bet jų nėra. Čia rašo, kad va čia yra tie baseinėliai, bet jų dabar mažai. Nu, pasivaikščiosim toj po tas balas, paieškosim. Nu, va dabar visai ir priėjome. Bet sako, aš nemačiau, Giedrius sakė, kad yra nuotrauka, kad kai būna atoslūgis, tai visą šitą prarają palieka vanduo ir tada va čia aš norėčiau tada pasivaikščioti. Va čia krabelis vaikšto radame, mažiukas, ten jie yra keli. Ai, čia šiltas vanduo. Šiltas, žinoma, čiagi maža bala prišilo nuo saulės. Man atrodo, kad... O, jis išlindo. Kur? Va. Ai, va. Labas, labas. Įlindo į skylę. Va, jisai bando pasislėpti. Jisai puola tave? Ne, jisai bando pasprukti. Tokį gal galima ir ranką paimti. Labas. Labą dieną. Galiu tave paliesti. Kaip jisai juokingai šonu eina, tai? Ar aš galiu tave paliesti? Žinoma, pabandyk. Jisai čia. Kaip man ten prieiti? Užlipo. Oi, koks greitas. Krabiukas. Jis bando sprukti nuo mūsų. Krabas. Aš jį labai norėčiau paimti. Jis šoka į vandenį ir pabėgo. Va, jisai ten eina dar. Nu gerai, krabelis. Bet jie taip šona ir įlenda į tą plyšį. Atrodo, tik jam ir sukurtas jisai. Žinai, kažką pabandyti. Nėra krabų ten? Net neieškuo. Neverta? Ne. Jeigu nori visą Oho! Jeigu nori lipti į vandenį, Gerai. į čia, tai neieškuo. Visi paliesti. Štai kokį radome. Paukštelį, atrodo mažas paukščiukas.
Tik švelniai Dabar glostykit. gali liesti bulves. Daugiau nebeišgyventi. Nu, man irgi atrodo, kad jam. Galima liesti. Nieko. Nelieskite jai, o gal jam pasiseks. Na va, iki kokią paplūdimį mes nuėjome. Tuo visų takų per akmenis visur lipdami. Čia gražus saulėlydis. Bet jo, atoslūgio mes nesulauksim vakare šiandien, nes tai bus daug vėliau negu tam. O va čia aš nežinau, kas yra. Bet yra gražus dalykai. O kodėl jisai tai burbuliuoja tada? O koks jau čia geizeris? Geizeriai, paprasti geizeriai. Paprasti geizeriai, nu labai malonu. Paprašom, geizeriai reikia. Jūs tik pažiūrėkit, tai nuostabu. Tai negyva medūza, bet kokia jinai didelė. Bet kokio dydžio. Pažiūrėkit, kur Kristoferio batai. Wow. Pažiūrėkit, kaip čia įdomu. Maži. O, Bože, man į rankas parodė. Parodyk. Padėk. Mažiukai, jie va mažyčiai va prie mano piršto. Nu, man jie šitie daikčiukai panašus į mažas. Ai, man spaudė. Ir man spaudė. Va tokių labai daug yra augalų, man jie labai gražus. Jos išrauna jūrą. Apskritai visas tas peizažas toks truputėlį nežemiškas.